Labdienėlį, šiandien parodys kokteilį, ko gerų. Jas kažkur neatrodys, toks biškį buvo paprastesnis čia, nu ir galim sakyti toks pat, bet čiut biškį dasideda kiti dalyką. Vienas dalykas tik tada dasideda. Tai parodys ir tam pat, kad neužmirštumėt jūs, kad jei norat greičiau suvalgyti į maistą, tai gausos čia išgeriems toks, tai labai geras, greitą kalorijų susivalgo ir lengva pasidaro ir lengva išsigeria. Tai pirm įsipylė vandens puslitras šitą. Čia da aš su to avižas malu, da kavamals ten nusipirkau. Tai da čia į tas vanduo, jeigu grumzlėts, tai čia nuovižu. Tai ant svarstyklių pasidėdu. Dabar jau dedu avižų. Ne, gal nedėdu avižų pirm, nes čia aš dedu pirmą. Įsipilu avižas, be jokių vandens avižas, viską susidėdu, tad vandens išsipilu. Bet čia, kad nereikėtų vakščiat pirmin atgal, tai įsipiliau iškart vandens. Tai dabar iškart įsidės, dedu svejim bananų. Tas toks bananas biškį didesnis, čia mažesnį dedu. Bet dabar dedam į didesnį. Čia pos litrą vandens, tai dabar dedu bananą. Bananą įsidedu. Įsijungi svarstyklis, 130 gramų bananų. Tai jau, tada dedu varškės, čia, kai ilgiau savintaus biškį įsidedu varškės, čia 9% varškė, tai įsidedu daug nededa šonos, nes vis tai da proteinas šitą geras izoliuoti ir vienam kaušiai 27 gramą baltymų, ir da čia gausas kokį 90 gramų, 100 gramų, tai jau pažiūram, kiek čia gausas. Gali su rankom dėti pats geras. Kiek čia gausas? 80 gramų. Nu va, gausas 80 gramų. 80 gramų varškės. Dabar dedu da ryžtų sveist. Nepasiėmiau šaukštą. Tai jau pasiimsiu. O, šaukštą pasiėmiau. Tokį nemažą. Ryžtų sveistis iš Lidlo šonom perktoks neblogs, man patinka. Paprastas, 100%. Kartas, kaip sakas, ko nors internetai, su protein karš perk ryžtų sveistis, o tep tai perkus iš Lidlo dažniausiai. Dedus kaip 50 gramų, 50 gramų, čia teiki bus kažkur šaukščiuks įgaunas. Pats valgys, čia gal čiupinėtis man. Teik ryžtą 40 gramų. 40 gramų. Nu, dabar pilus. Nepilus da dedus tą protein, avižas neišbrink paskiau. Nevipasoks blender. Nu, įsided. Baigas. Įsided 30 gramų šitą protein da. Įdėl skoniaus, įdėl baltymų. Šokoladinis čijensa. Nu, įdavo pačių avižin dripsnį. Tai irgi iš Lidlo perktos, ką prodžiau prieitam video, kur valgyt prikaus, tai 38 centų, tai labai pigiai, labai gera. Tai čia dabar geru. Šiaip kas savai didin po 10 gramų kiekvien valgym. Nu, kartas jaut paleikūnį, jeigu jaut, kad per daug kūnstė tešlėjas toks, nu jautas, kada normalia pasisavė, kad jau toks pradėd, pats tai jau toks, kad meti lašins jau per daug maistą, tai dabar dedu rytą kaip geru tokį kokteilį, arba iš to plaktojus geru, arba iš to šitą, tai dedu dabar 210, o tiep dėdavau 200, dabar savait praėjai padidinau 210, po 10 gramų dadėjau. 55 gramą buvo. Nu į 20 sumetam. Vo, lygiai. Nu vo, toks šitą kokteilis dabar. Nerodys, ką plakus, vien šitą užsidedu.
į keporių uždedu ir suplak ir parodys, koks gaunas. Palei viską ant toks geras būti, skanus. Tai jau parodys, jam plakti. Nu, o, toks šitą gavus. Tas, nu, toks gaunas, keičia gaunas, to rašyti kažkur. Kur čia rašinė, šysų. Litras, keičia virš litrą. Nu, pažiūrėjom, tas vis tiek aš ant dedus ant svarstyklį, tai žinau, kiek sveria. Kilograms 813 gramų. Tai nuimsam ir pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kiek čia svers. Tai gal svarstyklis. Nuėmam. Tai taip ir litras kilograms su biški. Tai va toks šitą kokteilis, ten išgeri. Tai tikra čia. Paskaičiau tik tarė kalorijas, čia 100, galiam sakyti, virš 100 biški kalorijų. Čia šitą gausas 600 kažkiek, čia 620, nu tai 40 gramų dėja, kiek čia gausas. Mažiau nei 300 kokie. Varškė ten 800 gramų, aviž 210, visko ant reik lygiai sudėti. Tikrai virš 1000 kalorijų gaunas, ten kokiai 1200, tai tikrai tokį išgeri ir pasisuoti nebloga. Tai o, tokį norėjau kokteilį parodyti, ko geru rytas. Dažniausiai dabar vis tiek, dabar sportuojam savaitgalien sportuoju, tai kaip rytį išger kokteilį, iš karto einu po 2,5 valandos einu į salę sportuoti. Tai o, toks kokteilis ir dabar biški keliamės į gamtą, kur buvau gamtu. Tai aš geru kokteilį. Žiemos met važinėjus dažniau į gamtą, maudytis viskon. Vasaras met biški rečiau. Dabar atvažiavau anksti ryt. Tai šitos vietos, kurios dabar būna nemaža žmonių visai. Tai ryt atvažiavau. Keliaus, kaip visuomet 5 ryt atvažiaudavo į pusę 6 biški. Tai da, kokia ta vis gamta, tas rūksoks, vis pažiūrėkite jūs. Ten iš kitos pos ten gali maudytis. Nu, čia gali aišku šitą maudytis, bet vien tas grūžis koks. Iš tos pos gal nedagražiau ten, kur į tiltuką. Čia davain, čia toks racija iš tavęs, tai papein. Nežinau, kokį pos kilogram, visur kilogramą, kilometrų. Ir gal daugiau nei pos. Tai apeis biški ratas. Parodys jums gamtos grožis ryt. Gal bus kažkam motivacija keltis anksčiau ryt, atvaryti. Kiek vabalų visokių da. Voratinklių pilna. Pasak. Įveintą ramybę rytėnį. Atvažiuojam. Tokį iš miestų išvažiuojam. Tai atvara. O, čia jau tuplius prisemsam jaučiu. Arčiau pamėginti prieiti. Jau sming. Nu, atvažiuojam tokį ramybę. Ne, arčiau prieiti, būda gražiau čia šitą. Nu, priejau prie tos vietos šitą, kur iš antros postėm buvau. Ten aš buvau kažkur, to vieto. Pažiūrėkit, koks dalykėlis. Kokia ramybė. Atvara. Jau gert kažkas atvažiavo vien žmogus. Čia kaip iš paveikslo. Kaip paveikslį kokiam. Kaip pripat pridėtum ir filmautum. Pasak, lysam išsimaudyti jau. Vandau vis tiek. Bet ryt muruot šilčiausias vandovai. Pažiūrėsim, kaip dabar bus. Pasak, tokie vaizdelė. Į Lekų numėjau, pasibuvau biškėlį. Pasak, pabūti, nusimaudžiau da. Būčiau prifilmavęs daugiau, bet jau pradėjau rinkti žmonės da. Tai nebepafilmavau. Tai tuoj parodžiau rytėnį, tokį irgi, ką preiciką rodžiau kažkur, tik ta čia biški kito veito, o kas saul šveit. Tik ta čia kito veito biški. Tas viensi rytinis gamtos grožis, kad reikia kelaties ankstiai arba norat pradėti ankstiai kelti, tai kur nors atvažiuokit į gamtą, prie kokį ežerą, kur pamatysit, kokį ramybę pasak, kitok dėjin vis paleikti, jau ką pasidaro tokį rytą. Tai ton rodau specialiai, kad vis tiek sporti. Manau, palei man svarbus dalyks yra atsistatėms, tai numeris 1, kad turi būti pailsėjus einant sportuoti. Jei ateis pavargsi, kelis didelis svoris, tai bus ilga, manau, ilga nesportuojusi, gal
traumų gauti. Tai geriau būti pailsėjusiam, atsistatyti tvarkingą, o vis tokie šitą dalyką įpadėt. Tai šios serijos teik parodžiau iš poilsiaus ir išmaist šitą, kaip matėt labiau. Tai šiam kartu teik ir iki kiet kart, kaip visuomet. Iki.